šiandien prieš jūs ir bandyti pasidalinti savo įžvalgomis apie iškilę 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pirmosios pusės asmenybę Mykolą Kleopą Oginskį, kuris yra mielas ir artimas mums visiems tiek čia Vilniuje, tiek Rietave ar Plungėje, tiek Baltarusijos miestuose ir miesteliuose, tiek Lenkijoje. Na ir manau tiem, kurie domisi ir politinę, ir kultūrinę istoriją. 1794 balandžio 29 Vilnius. Vilnius susirinkusi minia sukilusių miestiečių, iš visos Lietuvos susirinkę valstiečiai, kurie siekia laisvės, kurie siekia valstybės atkūrimo. Ir Mykolas Kleopas Oginskis atsistojęs prieš šitą minią, įsiaudrinusią minią, kuri reikalauja nubausti, krauju nuplauti dėmę, nubausti ir nužudyti tuos, kurie atsivedė čia Rusijos karius, sugeba tą minią nuraminti ir pasako žodžius: tėvynės labui įnešu savąją dalį, turtą, darbą, gyvenimą. Kodėl? Kodėl kilmingos giminės atstovas, kuris galėjo savo ramiai emigruoti ir praleisti saugiai šitą sumaišties metą užsienį, stoja prieš minią ir ištaria tuos žodžius? Tai šiandien per tą pusvalandį aš mėginsiu ir atsakyti į šitą klausimą. Kodėl? Kodėl didikui reikėjo atiduoti viską tėvynės labui? Kiekvienas mes žinome, kad žmogus gimsta ir auga tam tikroje terpėje ir tai, koks jisai bus, labai didžia dalimi priklauso nuo jo namų, nuo šeimos ir nuo ugdymo. Taigi, skaidrės galbūt lekia per daug greitai, na, jos galbūt dar po to ir atsisuks. Taigi, tas pirmasis veidas, kuris buvo šitoje skaidrėje, tai yra Trakų vaivada Andrius Ignotas Oginskis, Mykolo Kleopo tėvas. Jo mama Paulina Potocka-Liubenska, mergautinė pavardė Grafaitė Šembek. Tai būtent tie žmonės, kurie suformavo Mykolą Kleopą tokį, koks jis yra. Ir suformavo savo namuose sistemingai rinkdamiesi ugdymą ir pedagogus, kurie padės Mykolui Kleopui tapti tuo, ko jisai tapo savo gyvenime. Ir jei Trakų vaivada Andrius Oginskis, gyvendame šiame Kuzovo dvare, čia truputį vėlesnė jau jo to dvaro rekonstrukcija, ir reziduodamas diplomatinėje tarnyboje Vienoje, jo tėvas Andrius Oginskis taip pat buvo diplomatas, pasiuntinys Vienoje, jau tada galvojo savo mažamečiui sūnui, kokį gyvenimo kelią pakloti ir kokius pedagogus parinkti. Tai būtent Vienoje buvo pasamdytas guverneris, imperatoriškosios Šventosios Romos imperijos imperatoriškosios šeimos mokytojas Žanas Rolė. Ir būtent Žanas Rolė buvo tas žmogus, kuris sugebėjo parengti Mykolą Kleopą Oginskį tolimesniam gyvenimui. Tai buvo apšvietos epochos dvasia persmelktos ugdymas tėvų namuose. Mokytosi 12 metų po 16 valandų per parą. Intensyviai, kruopščiai, stengiantis apriepti visas sritis, visas tiek klasikinės, tiek moderniasias kalbas, literatūrą, muziką, meną. Ir žinoma, visa tai buvo stengiamasi įdiegti per literatūrą, per knygas. Čia matome skaidres išlikusio Trakų vaivados bibliotekos katalogo. Tai yra 5 metų pirktų knygų sąrašas, kurias vakarų Europoje Žanas Rolė užsakė būtent Trakų vaivados bibliotekai. Šitos bibliotekos analizė rodo, kad nupirkta per 5 metus buvo 352 tomai, tai 247 pavadinimų knygų, kurios buvo komplektuotas tikslingai pagal mokslo kryptis ir tematiką, pradedant meno ir mokslo istorijos, literatūros, civilinės, religinės ir politinės istorijos, teisės knygomis ir baigiant gamtos mokslais, chemija, botanika, medicina, chirurgija ir kitų sričių pasiekimams skirtais veikalais. Ne veltui Mykolas Kleopas Oginskis vėliau pasakys, kad būtent Žanas Rolė buvo tas žmogus, kuriame mačiau visų įmanomų žmogaus dorybių idealą. Taigi tos vertybės, kurios lydės Mykolą Kleopą per gyvenimą, buvo padėtos
jo vaikystės metais intensyviai dirbant ir mokantis. Ir būtent namuose Mykolas Kleopas Oginskis ne tik įvaldė to meto pagrindinės žinias, bet jis laisvai išmoko daugelio kalbų, laisvai kalbėjo prancūzų, vokiečių kalbomis, italų kalbomis, netgi keliais dialektais. Na ir aišku, išmoko ir lenkų kalbą, bet jos mokėsi daug vėliau, kai jau buvo puikiai įvaldęs tiek klasikinės, tiek moderniausias laikytas kalbas. Na, visas šis pasirengimas tai buvo tik dalis to kelio, kuris turėjo būti nutiestas kilmingos ir gilią praeitį turinčios giminės atžvilgiu. Taigi kelias buvo nuoseklus į valstybės tarnybą. Ir jau 1786 metais, prieš seiminės kampanijos metu, mes matome, kad Trakų vaivada į politinės arenos lauką išleidžia savo 21 metų sūnų. Jis pirmą kartą dalyvauja prieš seiminėje kampanijoje nuo Trako vaivadijos ir yra išrinktas į Seimą. Seime taip pat nesėdi rankų sudėjęs ir nesislėpia už kitų nugarų. Jau pirmajame, kaip tik matome, jo 1786 metais Seime pasakytos kalbos publikacija. Mykolas Kleopas Oginskis aktyviai reiškėsi politinėme gyvenime ir savo mintis stengiasi išdėstyti tiek iš Seimo tribūnos, tiek publikuodamas būtent pasakytas kalbas, kad galėtų platesnė visuomenė susipažinti su jo mintimis. Beje, publikuoti tekstus buvo tuo metu labai įprasta ir viena iš informacijos sklaidos formų. Pasakyta Seime kalba, po to ir nunešti į spaustuvę ir išleisti. Taigi jau šitame Seime 86 metais Mykolas Kleopas Oginskis pasirodo kaip aktyvus valstybės finansų reikalų sprendėjas ir žmogus, kuris turi viziją, kaip pagerinti valstybės ekonominę padėtį ir kaip surasti tų finansinių išteklių, kad valstybė galėtų gyvuoti. Visiškai nenuostabu, kad būtent tais 86 metais jaunasis Mykolas Kleopas yra išrenkamas į Lietuvos iždo komisiją. Lietuvos iždo komisija tai būtų šių laikų finansų ministerijos prototipas. Formuojama sudėtis jos yra Seime ir šita institucija atsakinga už valstybės ekonominę pajėgumą. Tai yra mokesčių surinkimą, jų administravimą, kontrolę visų muitų ir kitų padalinių. Ir nuostabu yra stebėti, kadangi teko peržiūrėti iždo komisijos archyvą, visi posėdžiai buvo protokoluojami, dokumentacija išlikusi ir tas klodas archyvinis mums parodo, kokie pagrindiniai valstybės interesai buvo sprendžiami iždo komisijos. Mykolas Kleopas Oginskis kaip jaunas ir labai kruopštus komisaras buvo siunčiamas į daugelį objektų patikrinti, ar teisingai valdininkai sąskaitas užpildo, ar teisingai įneša pinigus į valstybės iždą. Ir ką jis padarė? Atliko patikrinimą visų muitinių, pradedant nuo pasienio su dabartinė Latvijos, nuo Kuršo, iki Prūsijos sienos, dabar, kur mes turėtume, ar ne, prie Augustavo maždaug šitą teritoriją. Apvažiavo kiekvieną muitinės punktą, kiekvieną muitininką apklausė, savo išvadas pateikė raštu ir čia mes matome skaidrėje parengė muitinių tinklo tobulinimo projektą. Numatydamas daugelį dalykų, kokios yra ydos, būtent surenkant muito mokesčius, matoma, kur yra kontrabandos keliavimas, ypač tabako mokestis, tabako kontrabanda, kaip ir šiais laikais, ar ne, buvo aktuali ir 1788. Taigi kontrabanda, būtent tabakas, prekės, akcizinės, visą tai reikėjo spręsti ir matė būtent Mykolas Kleopas galimybę, kaip pagausinti valstybės finansus, sprendžiant šitos dalykus. Savo pasiūlymus raštu pateikė komisijai ir 88 metais buvo deleguotas į 4 metų Seimą pristatyti metinės komisijos ataskaitos. Manyčiau, kad tie metai, komisijos darbo metai, buvo labai ryškus paties Mykolo Kleopo Oginskio gyvenime. Jis susipažino su valstybės funkcionavimu iš vidaus, jis matė idėjas, ką reikia keisti ir kaip daryti. Ir įdomu tai, kad 4 metų Seime dalis jo pasiūlymų buvo realizuota. Vienas iš tokių, aš labai mėgstu tai akcentuoti, buvo būtent muitininko darbo kontrolės sugriežtinimas, kada
panaikintas leidimas įnešti surinktus mokesčius, muito mokesčius į valstybės iždą 2 kartus į metus. Nes per tą pusmetį, kiek tie pinigai būdavo muitininko superintendanto rankose, jis jau sugebėdavo investuoti, skolinti už procentus ir pelną įsidėti savo kišenę. Mykolas Kleopas Oginskis parašė, kad tikrai negalima painioti viešų ir privačių interesų ir tie pinigai turi būti nešami į valstybės iždo kasą, netidėliuojant. Todėl Seime buvo priimtas nutarimas, kas 3 mėnesius pristatyti surinktus mokesčius į valstybės kasą. Na ir aišku, darbas iždo komisijoje kaip ir puikus pasirengimas, užsienio kalbų mokėjimas, geopolitikoje orientavimas atvėrė kelius Mykolui Kleopui Oginskiui į diplomatinę karjerą. Kodėl būtent į diplomatinę? Todėl, kad 1788, 89, 90 metai tai buvo tas laikotarpis, kada abiejų tautų Respublika, Lenkijos ir Lietuvos valstybė stojosi ant kojų po visų išgyvenimų, po padalijimų epochos. Tai buvo tas metas, kada išnaudojant tarptautinę situaciją buvo išreikalauta okupacinės Rusijos kariuomenės išvedimų. Seimas posėdžiavo laisvai, nesuvaržytas jokiais įsipareigojimais ir užsienio valstybių kišimasi. Taigi buvo laisva, suvereni valstybė, kuri ieškojo partnerių užsienyje. Ir buvo tikimasi, kad tos valstybės, su kuriomis galima būtų ieškoti svaros Rusijos agresijai, bus būtent Didžioji Britanija, Prūsija ir su jomis sąjunginiais saitais susijusi jungtinės Nyderlandų provincijos, tai yra supaprastintai vadinama Olandija. Ir 1790 metai, tai yra tie metai, kada Mykolo Kleopo Oginskio kandidatūra yra patvirtinama būtent diplomatiniai misijai į Hagą. Į Hagą jis išvyksta ne tik diplomatinių saitų ieškoti, bet ir finansinių valstybės reikalų spręsti. Tikslas yra gauti finansinę paramą valstybei kreditą užsienio bankuose. Tuo metu Amsterdamo bankai buvo patys rimčiausi ir stabiliausi, kuriuose kreditų siekdavo daugelis vakarų Europos šalių ir jų vyriausybių. Ir Mykolo Kleopo Oginskio tiek jo sugebėjimas, tiek jo gebėjimas vesti diplomatinės dėrybas, tiek galbūt žavesys ir talentas atvėrė kelius būtent į Amsterdamo bankininkų kišenes. Ir parvežė jis į Lenkiją ir Lietuvą 3 milijonų vertės dukatų kreditą. Tai buvo tie pinigai, kurių reikėjo abiejų tautų Respublikos kariuomenės finansavimui ir stiprinimui. Matydamas, kad visi politiniai svertai tuo metu yra vis tik Didžiosios Britanijos rankose, Mykolas Kleopas Oginskis išvyko į pusiau tokią viešą misiją į Londoną. Siekdamas patraukti Didžiosios Britanijos vyriausybę, būtent sudaryti sąjungą su abiejų tautų Respublika ir stoti ją ginti, jeigu iškiltų karinio konflikto su Rusijos imperija grėsmė. Ir nuvykęs į Londoną 1791 metų pradžioje, Mykolas Kleopas Oginskis puikiai suvokė po 2 susitikimų su ministru pirmininku Viljamu Pitu jaunesniuoju, kad Didžiosios Britanijos interesai yra vis tik stabilumo išsaugojimas ir nekonfliktavimas su augančia ir galinga Rusijos imperija. Tai supratęs šitos dalykus, kad jeigu norima būtent sąjungos su Didžiąja Britanija, reikia paaukoti dalį abiejų tautų Respublikos teritorijos, ko reikalavo Prūsija tuo metu Gdansko ir Torunės, tai yra pačių pagrindinių ekonominių centrų Lenkijoje. Na ir supratęs, kad tikrai situacija yra geopolitiškai nenaudinga, Mykolas Kleopas Oginskis atsisakė diplomatinės misijos ir nebegrįžo kaip diplomatas į Hagą. Na, o tuo metu mes jau turime čia, Varšuvoje ir Vilniuje visus džiugiai nusiteikusius, sveikinančius gegužės 3 dienos konstituciją. Beje, reikia pažymėti, kad nors pačią konstituciją Mykolas Kleopas Oginskis įvertino kaip nepakankamai radikalią. Kodėl? Todėl, kad jis visą laiką pasisakė už asmens laisvės suteikimą baudžiamininkams valstiečiams. Konstitucija nėjo tiek radikaliai šitų klausimų sprendimų. Bet vis tik norėdamas parodyti savo lojalumą reformoms, jis kartu su savo šalininkais Vilniuje išsirašo į miestiečių luomą. Ką tai reiškia didikui, kilmingos giminės atstovui, nusižeminti iki 3 luomo. Supras tikriausiai tik tie, kurie suvoks būtent tos luomenės visuomenės visas subtilybės.
Bet mes matome, kad Mykolas Kleopas Oginskis 1792 metais Vilniaus rotušę iškilmingai prisiekė ir tampa Vilniaus miestiečiu. Čia mes tiesiog jau skaidrės matyti prabėgo ir matėme, kad ta faksimilė jo parašo Vilniaus miestiečių aktų knygoje taip pat yra išlikusi Lietuvos valstybės istorijos archyve. Vėliau situacija rutuliuojasi tikrai Lenkijai ir Lietuvai nepalankia linkme. Visi puikiai žinote, kad valstybės stiprėjimas, radikalios reformos, laisvių suteikimas miestiečiams ir kiti dalykai sukėlė absoliutinių monarchijų nepasitenkinimą. Ir tas nepasitenkinimas buvo išreikštas Rusijos intervencija į abiejų tautų respubliką 1790 metų vasarą. Kariuomenė, kuri buvo nukreipta okupuoti Krymo, dar kartą akcentuoju, tos Krymo okupacija šių dienų ir Krymo okupacija 1791 metais, kada Rusijos daliniai užėmė tą teritoriją, labai verčia tą istorijos ratą tiesiog atkartoti. Taigi 1792 iš Rytų fronto atitraukiama, iš Balkanų fronto atitraukiama Rusijos kariuomenė, 100-tūkstantinė Rusijos kariuomenė įžengė į Lenkiją ir Lietuvą. Karas, kuris kyla tarp abiejų tautų respublikos kariuomenės ir Rusijos, yra žinoma nesėkmingas, nes prieš tokią karinę jėgą yra sunku atsilaikyti. Kita vertus, Rusija veikia įprastų savo būdu. Tai yra, suranda nepatenkintų reformomis čia, Lietuvoje ir Lenkijoje. Ir ta penktoji kolona, jinai savo juodą darbą padaro. Iš tiesų, oficialiai visur skelbiama, kad pati tauta atsisako reformų ir eina į sąjungą ir ryšį su didžiąja Rusija. Mykolas Kleopas Oginskis, matydamas, kaip sukasi įvykiai, emigruoja. Išvyksta į užsienį ir kurį laiką neketina grįžti į jau Rusijos įtakoje esančią abiejų tautų respubliką. Tačiau tuo metu jis ir pasako, kad niekad nemaniau, kad turtas gali būti našta. O turtas iš tiesų tampa našta, kadangi jo valdos yra Rusijos okupuotoje teritorijoje ir tos visos jo žemės yra tiesiog sekvestruojamos, tai yra nusavinamos ir mūsų kilmingasis asmuo lieka be jokio pragyvenimo šaltinio. Ką reiškia didikui, kuris neturi nei vieno valstiečio, nei vieno žemės lopinėlio, nei jokių pajamų? Tai reiškia, kad reikia eiti į kompromisą. Bet vis tik Mykolas Kleopas dėlse ir į kompromisą jis eina tik tada, kada pats valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis irgi žengia tą žingsnį, siekdamas išsaugoti bent dalį valstybingumo, kada jau antras padalymas tampa realybė. Vis tik galvojama, kad galima bus, kaip ir po pirmojo padalymo, apkarpytoje teritorijoje, pravesti tam tikras reformas ir tą valstybę pabandyti dar išsaugoti. Tai ir Mykolas Kleopas Oginskis grįžta ir imasi labai nedėkingos veiklos. Jis tampa Lietuvos didžiojo iždininku. Tai praktiškai užima finansų ministro postą. Kartu, aišku, pasmerkdamas save dalies radikalių patriotų priešiškumai, kadangi jis vis tik eina į tam tikrą kompromisą. Bet kiek teko analizuoti jo veiklą tuo laikotarpiu, akivaizdu, kad viskas buvo siekiama vedant tos pačios minties, kad įmanoma išsaugoti dalinį valstybingumą Rusijos protektorato sąlygomis. Tačiau dalis radikaliai nusiteikusios visuomenės nesusitaiko ir čia mes jau turime tą Koščiuškos sukilimo proveržį, apie kurį aš kalbėjau pradėdama savo šios dienos kalbą. Taigi, sukilimo metu Mykolas Kleopas Oginskis taip pat atsisako būtent iždininko pareigų ir stoja į sukilėlių gretas, įnešdamas tėvynės labui, kaip jis pats pasakė, turtą, darbą ir gyvenimą. O jeigu kalbėtumėm skaičiais, tai paprasčiausiai sudaro savo pinigais finansuoja sukilėlių karinius dalinius ir pats pasižaipydamas jau savo gyvenimo saulėlydėje iš to savo žygio sėda pats ant žirgo ir tampa karo vadu. Ir ne bet kokiu karo vadu, bet tokiu karo vadu, kuris suorganizuoja tų karinius reidus. Vieną į Minsko pusę, kitą į Daugpilio pusę. Tai yra du kariniai žygiai nukreipti prieš Rusijos kariuomenę. Puikiai suvokdamas,
kad po tokio akibrokšto kelio atgal jau nėra. Rusija niekada nedovanos karo vadui vedusiam pulkus į karo žygį prieš Rusijos imperiją. Natūralu, kad sukilimui pralaimėjus Mykolas Kleopas Oginskis turi pasitraukti. Jis emigruoja. Ir tie 8 metai emigracijos tai tikrai nėra kažkoks ramus buvimas kažkur tai užsienyje, saugiai išlaukiant, kas bus čia toliau. Visos pastangos dedamos vėlgi valstybės atkūrimui, ieškoma sąjungininkų, vykstama į diplomatinę misiją Konstantinopolyje, bandoma surasti tų išteklių valstybę pakelti ir atgyvinti. Bandoma kreiptis į Napoleoną Bonapartą, bet nesėkmingai. Na ir po ilgų dvejojimų vis tik Rusijoje pasikeitus valdžiai, tai į sostą sėdus Aleksandrui I, Mykolas Kleopas Oginskis vis tik drįsta grįžti į užimtą tėvynę ir čia ieškoti būdų tos valstybės stiprinimo. Tai yra, tikriausiai daugelis jau žinote, Mykolo Kleopo Oginskio idėja atkurti Lietuvos valstybingumą Rusijos imperijos sudėtyje, remiantis Suomijos pavyzdžiu. Būtent tuo metu okupuota Suomija gauna savo autonomiją Rusijos imperijos sudėtyje ir Suomijos istorijos raidą, jeigu žiūrėtumėm, galbūt galima būtų palyginti su tuo, kas galėjo būti su Lietuva, jeigu imperatorius būtų palaikęs šitą idėją. Mykolo Kleopo Oginskio idėja atkurti Lietuvos valstybingumą labai džiaugsmingai sutinkama čia Vilniuje, jis bando visą tai realizuoti, turi šalininkų gana nemažą būrį, tačiau vėlgi viskas atsimuša į Rusijos imperijos politiką, kuri tikrai nėra suinteresuota autonomijos išlaikymu šitoje teritorijoje. Na ir po Napoleono karų, po bandymų valstybingumą atkurti, patyręs tokį, sakykim, nusivylimą, politinį, savo idėjų nusivylimą, jis emigruoja ir savo gyvenimo kelią užbaigia toli nuo tėvynės, tolimoje Italijoje. Ir čia jisai jau daugiau savo veiklą skiria būtent muzikai, pradėjo rašyti atsiminimus, parašo knygą Laiškai apie muziką. Čia jie aplanko Domas Mickevičius ir jo bičiulis Antonis Odinecas, čia jis ir miršta. Ir jeigu mes bandytume apibendrinti tą Mykolo Kleopo Oginskio kelią, aš manyčiau, kad jis kartu atspindėjo sudėtingą tautos ir valstybės kelią. Gyvendamas lūžinių pokyčių metu, jis kartu su savo tėvynę patyrė tiek jos pakilimo ir tapimo modernios visuomenės laikusėjančią šalimis euforiją, tiek ir skaudų pralaimėjimą. Valstybės ištrinimą iš politinio pasaulio žemėlapio įvykdyta pažeidžiant tarptautinės sutartis. Tačiau viltis, jog Lietuvos didžioji kunigaikštystė turi jėgų prisikelti, išliko gyva visam Mykolo Kleopo Oginskio.